Vasarą Nidoje ir Vilniuje turėtų atsirasti lauko skaityklos, kuriuose žmonės galėtų nemokamai paskaityti knygų. Idėjas, kaip tokia skaitykla turėtų atrodyti Nidoje, kūrė studentai, siūlo knygas skaityti supantis hamakuose ar net plaukiojant po marias. Lauko skaityklų kūrimą žmonių pamėgtose susibūrimo vietose inicijuojančios leidyklos vadovė sako, kad tokios užsienyje kūriamos jau seniai. Žmonės taip skatinami skaityti, kai kur ir keistis perskaitytomis knygomis. Man patiko pati mintis ateiti su knygomis į vietą, kur žmonės renkasi praleisti laisvalaikio, ne kviesti juos kažkur, o ateiti su knygomis ir tokiu būdu padaryti knygas prieinamas žmonėms. Padaryti taip, kad skaityti būtų paprasta, patogu, nieko nekainuotų ir tokiu būdu skatinti skaitymą. Leidykla pirmai skaityklai Nidoje žada parūpinti apie 500 knygų suaugusiems ir vaikams lietuvių ir užsienio kalbomis. Praėjusią savaitę Nidoje vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriuose Vilniaus dailės akademijos studentai generavo idėjas, kur tokia turėtų atsirasti, kaip ji turėtų atrodyti. Studentai parengė 11 koncepcijų, tarp jų nuo siūlymo knygas tiesiog vežioti dviračiais visur, iki jas skaityti hamakuose, sukabintuose miške pakeliui į paplūdimius, ar net su knyga išplaukti į marias ant plaukiojančių pontonų, kuriems per toli nuplaukti neleistų prie molo pritvirtinti lynai. Pagrindinė mintis būtų suteikti skaitytojui asmeninę erdvę, kurios negalėtų pažįsti kiti žmonės, bet tuo pačiu suteikti galimybę mėgautis tą gamtos pojūčiais, kurios suteikia Nidos kontekstas. Studentų darbus apžiūrėjo Kuršių Nerijos nacionalinio parko, Neringos savivaldybės, kultūros įstaigų atstovai, tačiau vienintelės vizijos neišsirinko. Kadangi viskas yra dar labai karšta ta bulvė, kaip sakoma, gal ir iš folijos dar neišvyniota, ar ta lobelė nenulupta, tai to vienintelio nėra, galbūt yra kryptis ar gairės, kuriomis bus, atrinkti tie keletas, kurie yra perspektyvūs įgyvendinti. Už kokias lėšas skaitykla bus įrengiama, dar neaišku, tuo rūpinasi idėją inicijuojanti leidykla. Pirmasis šią vasarą norima įkurti Nidoje ir Vilniuje.